around here like you wanna be someone else. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Bet pirmiausia, norėčiau pasveikinti Lietuvos moterų krepšinio lygą su 20-mečiu, palinkėti krepšininkėms gražaus krepšinio. Tikiuosi, kad salėse bus daug žiūrovų. Kad būtų daug gražių įdomių varžybų, kurios, manau, patrauktų dėmesį mūsų jaunų dar nesamų krepšininkų, kurios pamatytų, pamiltų krepšinį ir galbūt skirtų dalį gyvenimo šią sporto šaką. Esam jauna, pilna entuzijazmo, iš tikrųjų ir su patirtim komanda bandysim suvaldyti tą jaunatvišką entuzijazmą ir siekti aukštų rezultatų. Norime kažką tai parodyti, ką mes tikrai galime, ką mes išmokome, kad tikrai patobulėjame, kad turime siekių užimti aukštesnę vietą. Be abejo, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nenorėtume. Be abejo, norėtume, kaip ir kiekvienas, manau, atėjusi žaisti krepšininkė, norėtų pačio aukščiausio apdovanojimo. Komandai yra žaidėjos, kurios norėjo būti šitoj komandai ir aš už jas visas labai džiaugiuosi ir aš jom visai dėkinga, kad jos priėmė iššūkį dalyvauti Eurolygoje ir tai yra tikrai labai didelis iššūkis. Ir aš jom dėkinga ir jos dirba tikrai su dideliu noru ir su entuziazmu. Ir manau, sezonas duos tokių vaisių, kiek mes darbo įdėsime. Krepšinio kokybė tai yra pirmas rodiklis, kuris sukviečia žiūrovus į sales. Tai aš tiek treneriam, tiek žaidėjom, tiek visiems klubam palinkėsiu, siekiam kokybės, kad mes būtume matomi, girdimi ir žinomi.